Ryga yra viena mėgstamiausių, man turbūt rasų, yra ir viena pavojingiausių ir rimčiausių. Tik pie sienas to arī Ozovičs atkal izdara un uzsit. Visi ten nori lėkti ir visi ten lėkia. Ei, ar jau paspaudai subscribe, ar paspaudai laiką ir ar pakomentavai? Tik noriu priminti, kad vienam pasubscribinusiam, palaikinusiam ir pakomentavusiam aš padovanosiu marškinėlius savo. Po savaitės laiko paskelbsiu laimėtojus ir susieksim, perduosiu jum. Ačiū. Tai artėjančio sezono labai laukiu. Nenustygau savam kailį, jau norėjau lėkti. Norėjau kai Matsuri sudalyvauti, bet reikėjo ruošti kregždutę. Pagal pasikeitusią techninį reglamentą reikėjo įsidėti gesinimo sistemą. Pasidarė dvigubi suportai, nes naudojau prieš tai vienus tiek rankiniai, tiek stabdžiai. Šiais metais mes važiuojam dviese su Salvijum kaip Pro lygoj. Visas varžybas taip pat važiuoja didelio palaikymo komanda, mechanikai ir šiais metais nauja medija dar net. Tai mes kaip ir jau susikrojam daiktus, krausim kregždę ant tralo. Turim šiek tiek dar laiko, turbūt dar sėsim ant simuliatoriaus pasitreniruoti. Welcome to the next level, the next level. Čia įsinau Sandrą, man atrodo. Ten labai įdomiai važiavo į antrą trasos dalį, tai jau šiek tiek išsigandau, kas tenai vyks. Tai nusprendžiau tiesiog į kitą pusę išvažiuoti. Labai nedaug važiavimo. Vienoje sesijoje 3 važiavimai, tai viso 6 runus padariau. Žinau, ką turiu padaryti, kad būtų geriau. Kadangi treniruočiau nebebus, tai teks padaryti kvalifikacijų tikėtina. Nusiteikimas geras. Pasiruošęs negailėt, galo viskas gerai. Labai nemėgstu lietaus ir ypač šitoj trasai. Žiauriai nemėgstu. Labai skirtingi sukibimai visoje trasai būna. Pasistatai atrodo kaip ant ledo, čiuoži tą sieną, po to sukimba, po to persimeti ir čia ateini prieš tribūną ir paleidžia vėl kaip ant ledo. Tai tokia pati šlykščiausia trasa važiuoti ant ledaus, bet labai smagi. O tu paskui dar važiavai vieną raną ar ne? Čia paskutiniam rane? Ne, važiavau. Ir nebebuvo daugiau, ne? Ne. Jaudinės? Normaliai kažkaip. Nes aš tai jaudinu. Manau, viskas bus gerai. Bet tai žiauriai laiku viskas, ne? Tik atvažiavom į startą, lietus. Trasa šlapia. Važiavom pasikeitėm padangas, baigęs lietus, bet trasa vis dar šlapia. Ir sakė labai slidi. Nežinau.
Už kelių akimirkų važiavo mano komandos narys Alvijus. Šiknos nebėra mašinos, jį pradėjo tiesinti tarp pirmos ir antros zonos ir tada jis labai tiesiai atlėkė į tą vietą, į trečiąją zoną, kur paleidžia ir yra labai slidu, kaip ant ledo. Dabar reikia susikaupti ir žiūrėti, kaip mums seksis antram važiavime. Gerai, viskas, antras greitai, ranas lygiai tą patį padarai, tik tai į kalniuką žodžiu atsidarai anksčiau ir bus laivys. Trūkt, atrodo, dūmai iš rūko, pasitiesino. Tai va tame... Bent jau gerai, kad nenuleit ant ties. Jo, papa, tenai, kai pamačiau, taip, fukt sieną, galvoju, dabar tai bus. Tada, natūraliai instinktas, stabdis, aišku, oi ne, gazu. Blemba. Grybas, visiškas. Pirmą kartą nepraėjau kvalo turbūt pro lygai. Nesupratau, kas nutiko, šiaip pasakė važiuoti taip, kaip važiavau ryte ant sauso. Taip ir važiavau, traukiu rankinį, spaudžiu gazą, pradėjo čia lyg kipt ir aš nežinau, dabar jau pats pradėjau dvejoti, ar aš atleidau gazą. Niekada taip nėra buvę čia šitoj trasui, niekada taip nesu padaręs. Ir išsitiesino mašiną ir pradėjau eiti į blokus. Tai tą akimirką galvojau, dabar jau bus reikalų. Aišku, instinktyviai stabdį minu. Po to prisiminiau, ne, taip negalima, toliau gaziuko leidau stabdį. Arti buvo to, kad būčiau blokuose, tai neįsivaizduoju, kas čia. Eisim žiūrėti, ar aš grybas, ar kažkas tai nutiko su technika. Tai... Grybas. Tu supranti? Didesnis greitis, tu gali mąstyti. Žinai kur, čia reik pasilaikyti biškį ilgiau, žinai kur, ne taip. Komanda yra tikrai man labai daug, aš turbūt be jos niekur nebūčiau. Visą laiką yra tiek tas emocinis palaikymas ir panašiai, tai aš tikrai labai didžiuojas Urtos komanda. Čia mes veikiam kaip šeima. Jei kada svajoji turėti super automobilį, štai pristatau jums Lamborghini, labai dailus, labai gražus, pardavėjas, net pasakė tos kelis įbrėžimus, kuriuos reiktų pasitvarkyti. Ir jeigu tai atrodo iš tikrųjų per geras dylas, taip gali iš tikrųjų ir būti. Pristatau jums Lamborghini Accident Door. Degis, lūžęs ir visoks kitoks. Praktiškai sudalyvavęs Fast and Furious filmavime. Nenusipirk tokios nesąmonės, prieš pirkdamas automobilį visada pasitikrink jį CarVertical ir su Paulius 20 nuolaidos kodu gauk CarVertical ataskaitą 20% nuolaidą.